Aš? Man sakė. Tai aš galiu pasakyti, bet jeigu nori, tu sakai. Tu gali pasakyti, jeigu aš pas to pasakysiu. Išsirinks, kas geriau pasakė. Aš Edita, mes su vyru Aidu šiuo metu esam globėjai, jau 4 metus, auginam 9 paauglius. Aš dar dirbu mokytoja. Aš Aidas, Editos vyras, šeimynos tėtis. Dar papildomai ką veikiu, tai dirbu, spausdinu su 3D spausdintuvu dantis. Aš pats užaugau globoje, šeimynoje, šiuose pačiuose namuose. O mirus globėjai, Sigitai, prieš tai šeimynos mamai, liko vaikai, tai reikėjo priimti sprendimą juos paimti, globoti, kad nebūtų išskaidyta šeima. Kadangi tokių didelių šeimų nėra kaip, kad visi vienu metu gyventų visi kartu, nėra tokių įstaigų kaip jau. Tai ir priėmėm tokį sprendimą. Tai iš tikrųjų net neplanavom. Negalvojom ir labai greit nusprendėm per savaitę laiko. Reikėjo nuspręsti, tai ir nusprendėm. Klausia dažnai, kaip juos auklėti reikia, kaip su jais ten susitarti. Tu su jais gyveni kaip su mažesniais suaugusiais žmonėmis. Tu priimi jį ir tik tada jau kuri tą ryšį, nes jie tikrai su visokiais savo bajeriukais ateina. Ta ryšį tu kuri per paprastus dalykus, kurie yra šeimoje įprasti. Tai yra vakarienės, kartu laikas, kartu buvimas, kartu pokalbiai, kartu tiesiog išklausimas galų gale. Nes būna vaikas ateina į globą iš namų, kuriuose neturėjo, tarkim, tėvai laiko ten jį išgirsti. Tai čia gali atrodo kartais pasakot valandas ir ten tiesiog tu nieko nereikia daryti, tiesiog išklausyti tą vaiką. Taip, viską pasakyti. Taip. Dažniausiai į globą ateina, taip, pažeisti vaikai, taip, jie išgyvenę yra. Sužeisti, taip, sužeisti. Viduje sužeisti, neturėjo tinkamų sąlygų gal kažkokių gyvenimui, neturėjo ryšio su suaugusiais. Iš labai gerų šeimų, kur myli, rūpinasi ir suteikia viską, ko reikia vaikui, į globą vaikai neateina. Vis dėlto vaikai yra visų vaikai. Viso pasaulio vaikai yra mūsų vaikai ir nei vienas vaikas neturėtų būti nemylimas, augti blogesnėje aplinkoje ar dar kažkur. Tai jeigu ten kiti sako, bijau, kad sugadins mano vaikus, ten kažką išmokys blogų dalykų. Taigi lygiai taip pat ir tavo biologinis vaikas, lygiai taip pat ir tas globojamas vaikas, jis mokysis iš to, kaip tu jam rodysi, kaip tu jį vesi į tą pasaulį, kaip tu parodysi, kaip tame pasaulyje elgtis. Iš globos tai gaunam turbūt daugiausia tai asmeninį tobulėjimą. Su vaikais tos kantrybės reikia, negali taip, reaguoti taip, kaip nori, impulsyviai, turi apgalvoti, nes vaikai jie perima šitą visą. Kiekvieną dieną mokaisi vis kažko naujo. Niekada nebūni vienas, net jeigu ir norėtum, tai negali būti vienas. Gali būti kažkokią akimirką būti vienas, bet tu nebebūsi vienas, nes visada bus kažkoks žmogus, kur jam greičiausiai tavęs reikės. Šiaip juokinga mums yra patarinėti, būti drąsiem ir ten sakyti pasidomėkit, ten visus mokymus nueikit, nes mes neplanavom to daryti. Bet iš tikrųjų tai buvo turbūt geriausias mūsų sprendimas, kokį gyvenimą buvom priėmę. Ne? Taip? Net neturbūt, man tai tikrai taip. Ko gero taip. Taip. Jaučiamės visiškai savo vietoj. Šiandien 1000 vaikų Lietuvoje vis dar laukia šeimos. Daugiau informacijos globoscentrai.lt